žvaigždės kiaurai dega ir krenta. Labadiena, esu NKL komentatorius. Ne, esu turinio kūrėjas Simas Anužis, kitaip žinomas kaip Svarbiausia daryti. Su jaunimu visą laiką man patiko dirbti, darbuotis, daug renginių, praktiką. Plungės jaunimo centre atlikinėjau ir dabar kažkaip moku su jais bendrauti, suprantu jų problemas. Pats paauglystėje, vaikystėje turėjęs įvairių problemų, tai turbūt lengviau yra suprasti ir suprasti, kaip su jais bendrauti. Tai visą laiką smagu, kai jiems smagu su tavimi yra. Vat kiek klausimų šiandien uždavė, tai net nustebino, kad tokio amžiaus tokius protingus ir rimtus klausimus uždavinėja. Tai good. Pabendravom su vaikais apie mano kompiuterinį kanalą, apie kitą kanalą, apie krepšinį, kaip ir priklauso stovykloje. Ir vainikavo vakarą, sako kažką, Benediktas man sako, kažką reikia padaryti ne su krepšiniu susijus. Tai meškerytę atsivežti, meškerytę. Ir keliems jaunoliams davėm pabandyti pažvejoti. Ant galo dar man pačiam pavyko mažą žuvelioką pagauti. Nežinau, kiek rodysit paleidimą, bet įdėkit, aš kaip ir sakiau į kadrą, žinai, žvejas, kuriam nėra atsitikę šitokią nelaimę paleidžiant žuvį, tai jis meluoja, kad nėra atsitikę, kaip ir visi žvejai meluoja. Nes visada visiems. Toks tarpas tarp akių, tik nenufilmavau. Ačiū. Kodėl jūs laikai žaidžiat žaidimus, naudojat kepurę? Tai iš pradžių nešiojau tiesiog kepurę, kažkaip man visada patiko nešioti kepurę. Čia tas klausimas turbūt kamuoja daugelį ir geras klausimas. Teisingo atsakymo nėra, bet kepurę jau tiek ilgai nešioju, kad tai tapo kaip ir mano brendo įvaizdžio dalis. Tai vieną dieną galvoju, reikės per kokį streamą video nusiimti. Esu sukūręs video ten, kažkaip tinklinio video, netinklinio iš to, rankinio video dariau. Nu faktas jau nelakstysi su kepurės. Nes aš galvojau, kai žaidė ten, ilgai žaidė, tai su ausiniam ir kai būna ten susėdė kitiems precedentas, kai būna. Dėl to. Ne. Yra kebra, kurie streamina ilgai ir įsilenkia net odą. Nuo ausinių. Pavadinimas Svarbiausia daryti. Jūs suprantat, kad kanalo pavadinimas yra su gramatiniam klaidom? Jo. Ten yra netgi 3 gramatinės klaidos. Yra Svarbiausia, EU, E. Prašosi ne taip ir daryti su trumpai. Esmė yra, kad tie, kas nieko nedaro, tai ir klaidų nepadaro. Tai tos klaidos buvo studentų procesas, darant kažką, siekiant kažko ir nebijojimas daryti klaidų. Tai aš tiesiog pradedant kanalą, specialiai padariau klaidą, parodyti, kad aš nebijau klysti ir aš greičiausiai klysiu darydamas kanalą, kažkur suklupsiu, kažkur gerai padarysiu ir tokia vat idėja kanalo. Gerai, varom. Nuo kiek metų pradėjot žaisti pirmus žaidimus? Vėlai, kokie 16-17, nes aš gyvenau dar tais laikais, kur kompiuteris namuose ne pas kiekvieną buvo. Kiek esate per gitarą su kiratu ir gavę mašiną? Tuose serveriuose? Nė karto. Nei karto? Nė karto. Mano brolis ką tik pradėjo žaisti 2 gavo. Tavo brolis daug sėkmingesnis už mane. Kokia jūsų geriausia mašina per gitarą? Aš sakysiu koks nors džipas, kad prie jūros galiu Hameris. O tavo? Aš nelabai žaidžiu, bet mano brolio būtų koks... O tu turi brolį? Turiu. Vyresnės. Nu, nežiūriu mašiną, bet kiek manau irgi džipas. Žinai, kokia geriausia mašina yra ta, su kuria važiuoji? Tomi. Koks geriausias bombšpakių receptas? Bombšpakių receptas? Jų yra daug. Ir čia yra vienas geriausių dalykų, ką esu kanale daręs savo, tai tu turbinių bombšpakius. Pasiėmė tiesiog bombšpakį, žiūrovai komentaruose man rašydavo receptukus. Aš pasiėmu komentarą, išvarau į gamtą, žinai, su tom dujom, katiliuką, užsiverdi ir pasidarai ten turbinimus. Bet man visą laiką kokį nors rūkytą mėsytę. Vienas žiaurus atradimas buvo greitinytės įsimesti, o pipiriuko ir... Vienas geriausias, žinai, koks buvo, kur aš dėjau kiaušinį, kur aš dėjau riešutų sviestą tokį krandžiai ir viską išsimaišęs, gavosi labai keistai gerai. Netikėjau pats. Labai skeptiškai išsiveriau, galvoju, valgysiu, paragauju. Geras. Sėdim, klausimus atsakinėjau jaunimui į YouTube, istoriją, žinokit, kelsiu visur. Ir Chebra sako, ar galim mes Plungės skanduotę suskanduoti. Tai bet būkit pasiruošę, skanduoti, skaičiuoju. 1, 2, 3, važiuojam. Maura, ne Maura, Plungė varo kiaurą. 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 Maura, ne
Tai davai, dedam rankas, dedam visi. Va čia taip užbaigti buvo geriausias. A galiu dar klausimą? Varyk. Ar siūlot savo žiūrovams pradėti streaminti? Visada. Viens. Na palauk, ką sakom? Silver. Jūs sakot Silver, mes Stars. Gerai. Silver! Būtent šio stiliaus žvejyba, vadinasi šitas stilius avižadrebis. Ai. Nes yra maža avižėlė, kaip poledinė žūklė žmonės žvejoja žiemą. O tai ant ko kepsit? Šitą išrado būdą, kad galima žvejoti ir nebūtinai po ledu, bet ir bet kuriuo metų laiku gali žvejoti. Tai yra va tokie maži guminukai ir renkatės, kuris spalva gali žuveliai patikti ar ne. Va. Maži masaliukai. Geltoną. Geltoną? Nu gerai, pasakė geltoną arba ne. Kadangi yra jautri galūnė, turite lėtai, va taip trankyti po ją, va sako su pirštu, matot, kur čia su pirštu darau? Tai va galūnė labiausiai judina toks judesys. Ir viskas, ir tu tiesiog meti, kiek išeina tau toliau. Čia gali būti žuvies nėra, nes matot, plauko žmonės. Ir čia jau jos nepamatys. O, tai geras. Ir dabar imk meškerę už čia ir vos nusiurstuku, taip lėtai daužai, jūs iš to labai lėtai vynioji. Labai lėtai vynioji. Šiek tiek greičiau. Vynioji šiek tiek greičiau. O, taip. Apvers. Stipriau gali daužyti, kad galūnė virpėtų, nes tada virpa ir masalas po vandeniu virpa. Jis vienintelis gavo Signature Edition. Niekas neturi tokio padelio su šito parašu. Niekas. Niekas. Tik tu vienas. Pagavo. Šygulė pagavo. Gerai, kas sekantis buvo? Užtumės smogį ar padėti? Jo, moku. Nu, demonstruot. Jeigu užpainios, reikia atlenkti. Gerai, laikyk, aš tau padėsiu. Laikyk valą. Nu va. Ir užmetam. O, visai neblogai. Įžinkiam. Aš tikiuosi, nešau greitai. Šitas vyrukas visai moka. Visai gerai. Kaip daryti reikia? Patogiau, jeigu pasiemi, aukščiau ir su pirštu, taip tiesiog trankyk per šitą vietą ir lėtai vyniok. Nu tai pabandykit dar jūs vieną kartą. Man dar vieną. Nu dar vieną pabandyksim. Nu gerai, į kitą pusę tolimą. Jaučiu, kad kažkas čeinki. Bet va. Iškepsi dabar. Ne, reikia Kodėl? gražiai atkabinti. Kokia mažytė, net sprindžio nėra. Tai šitas žvejybų stilius tom ir yra įdomus. Labai dažnai pagauni tas tokias mažytės žuvelės, va. Parodykim, kaip tu paleidi, va. Ir paleisti vandenį. Bet ne mes. Pats nešoka. Šiaip gali atrodyti, viskas gerai. Atsitinka. Jeigu atsiras toks žvejys, kur pasakys, kad jam taip nėra atsitikę, tai jis meluoja. Dabar dar? Tai kibrytė, nepamirštat, visi spaudžiat laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą. Dzin.